Juchovo ūkyje esančiame bityne auga įvairios gėlės, kurios palaiko biologinę įvairovę ir sveiką ekosistemą. Čia nenaudojami jokie cheminiai purškalai ar pesticidai. Dezinfekavimas, sulankstymas ir vėlinių rėmų sujungimas užtikrina jų ilgamžiškumą ir stabilumą. Bičių ryšiai yra labai svarbus ruošiant medaus korius. Gyvatė yra vaško šablonas. Ant jų spaustos bičių korio ląstelių formos. Organinė žarna pagaminta iš organinio vaško, be parafino ar kitų elastingumą gerinančių medžiagų, kuriuose gali būti vaistų likučių. Benzin susilieja su elektros įtampa, sukurdamas tvirtą pagrindą koriui. Dugno paskirtis jaunoms bitėms gaminti ir dėti vašką, palaikyti higieną ir neleisti susidaryti tranams. Pagrindiniai bityno įrankiai yra kaltas, šluota, bitininko kepurė ir apsauginės pirštinės. Dulkių nuėmimas yra pagrindinis bitininko darbo etapas. Valytuvas nuramina bites ir sumažina jų agresiją. Dulkių siurbliai naudojamas ąžuolo humusas, buko humusas ir bitinė esančių žolelių mišinys. Juchove naudojamos tokios žolelės kaip vildalgės, levanda, kobilakas ir ąžuolo žievė. Praktiškai šios vaistažolės skirtos bičių sveikatai palaikyti. Dažniausiai bitinė paplitęs patogenas yra varroa parazitas. Destruktor varroa. Destruktorius ekologinėme bityne mažinamas oksalo rūgštimi, skruzdžių rūgštimi ir timoliu. Gydymas atliekamas po paskutinio medaus surinkimo. Bičių šeimų peržiūra prasideda nuo bičių nuraminimo nupurškiant dulkes. Tada patikrinama kiekvienos bičių šeimos būklė. Peržiūrint bičių šeimas patikrinamas maisto, tai yra medaus ir žiedadulkių kiekis. Taip pat svarbu tikrinti, ar nekyla rojaus nuotaikos ir užkirsti kelią tokioms nuotaikoms. Tai atliekama renkant rėmelius su dengtais perais, kurie naudojami naujoms bičių šeimoms kurti. Apžiūros metu įvertinama bičių sveikata, motinėlės perų intensyvumas ir lizdas praplečiamas pridedant rėmelius su mazgu motinėlį identifikuoti. Jie pažymėti spalvotais opalitais, kurie kasmet keičiami. Šios spalvos yra balta, geltona, raudona, žalia ir mėlyna. Ekologinėse bitynuose leidžiama pakeisti iki 20% bičių motinėlės iš įprastinių bitynų, kurios naudojamos bičių motinėlių atsargoms papildyti. Viena po kitos sekančių kolonijų peržiūra atliekama atskirai, atsižvelgiant į skirtingą kiekvienos kolonijos stiprumą, priklausomai nuo jos dydžio ir būklės. Kiekviena bičių šeima rūpestingai ir atidžiai prižiūrima, kad būtų išplėstas lizdas. Naudojami plėtiniai, kuriuose laikomas medus. Motinėlės lizdas nuo perų atskiriamas grotelėmis, kad motinėlė nedėtų kiaušinėlių į perus, o esant dideliam kolonijos stiprumui. Virš lizdo dedama dar viena perų landa. Po žydėjimo medus subręsta ir medaus rėmeliai uždarami vašku. Iš avilių surinktas medus vežamas į bitininkystės studiją. Bitininkystės laboratorijoje naudojama įranga, kurių stalas, dekanteriai, sietai, šakutės ir refraktometras. Norint išsukti medų iš rėmelių, vaškas turi būti nuvalytas, tai yra atskirtas nuo medaus. Šis procesas atliekamas rankomis, naudojant specialią šakutę. Atlaisvinti rėmeliai dedami į korius. Šis procesas kartojamas visiems kadrams. Besisukant koriuose susidaro išcentrinės jėgos. Dėl šios jėgos medus slenka įrenginio sienelėmis. Todėl medus veiksmingai atsiskiria nuo vaško. Nefiltruotas medus teka į kibirą, kuriame surinkamas ir toliau filtruojamas. Medų perkošus per sietą medus atskiriamas nuo priemaišų. Šio proceso metu gaunamas grynas medus. Po 24 valandų medus tinkamas išpilstyti į butelius. Sausieji rėmai esantis kūnuose. Tada jie eina kaip pratęsimai, paruošti kitam derliui.
Šis ciklas leidžia nepertraukiamai gaminti medų. Vandens kiekis meduje tikrinamas refraktometru. Tinkamas vandens kiekis meduje neturėtų viršyti 20%. Tai padeda užtikrinti medaus kokybę ir galiojimo laiką. Pasiėmusios monebetės gabenamos į kitą maitinimo vietą. Vežama vakare arba anksti ryte, kai bitės yra aviliuose. Daugiausia naudos teikia klevai, rugiagėlės, baltieji dobilai, liepžiedžiai, grikiai, erškėtuogės, kartais lapuočių ir spygliuočiai. Taip pat rapsai ir facelijos.